Sveiki atvykę į paskutinį etapą. Turėsime 2 pamokų portfolio page projektą, kuris mums iš tikrųjų vainikuos visą pirmąjį etapą. Po jo jūs turėsite teorinį egzaminą, kuomet per ribotą laiką turėsite atsakyti į klausimus iš HTML ir CSS ir geriausiai perėsite į antrąjį etapą. Taip, bet dabar ne apie patį egzaminą, pradėkime nuo savo projekto. Kad galėtume dirbti, po video rasite starter failą, jį atsisiųskite, išsiskleiskite ir įsikelkite jo turinį į savo IT iššūkį. Aš jau esu jį atsisiuntęs, matote mano ekraną, einu į IT iššūkį, susikursiu folderį, kurį pavadinsiu portfolio page ir jį įsikelsiu atsisiųstą starterį. Tada jį atsidarykit, kad atsidarytume dar kartuoju reikia WinRAR arba Zipo, lygiai to pačių programėlių, kurių jums reikėjo atsisiunčiati tuos failus pamokų užbaigtų final projektų. Tai va, tai starteris, čia bus tik nuotraukos iš esmės, jas išsikelkite į portfolio page ir tada eikite į IT iššūkį atgal, atsidarykit Visual Studio Code, nusivilkite dešinę ir įsikelkit portfolio page į vidų. Gerai? Tada priminsiu, kaip atrodys mūsų projektas. Matom, kaip atrodo mūsų projektas. Yra vardas, pavardė, aprašymai ir logotipai. Gerai? Man bus kaip pavyzdys kitame ekrane, kad galėčiau remtis. Ir tada susikurkime index.html, užsipildykime HTML5 struktūrą, pavadinkime vietoj dokument portfolio page arba portfolio puslapis ir linkinkim su style CSS. Galime pradėti nuo to, kad tiesiog pasirašykime H1 ir tiesiog pavadinimas, pasileiskime live serverį, pažiūrėkime, ar viskas gražiai veikia. Ir dabar, kol jūs kiti dar ruošiatės, kad viskas gražiai veiktų, aš noriu pristatyti vieną įrankį, kurį mes naudosime. Tai įsirašykite, kaip ir sakau, WinRAR ar WinZip, atsisiųskite starterio failą, įsikelkite tas nuotraukas, kad tikrai nuotraukas įsikelia, galit patikrinti pridėję image. Nurodė kelią images background JPG ir atsidarys tą nuotrauką. Taip, o kol kiti ruošiasi, aš noriu parodyti porą projektų kurtų su before ir after pseudo elementais. Taip, įkelsiu pavyzdžius jums į savo naršyklę. Gerai. Na ir čia matome, ar ne? Hover, kai užeinam ir linija apsibrėžia aplink hover šį mygtuką. Kaip čia viskas padaryta? Tai mes turime HTML, kur yra anchor, tada yra CSS su stiliumi, kur stilizuotas tas mygtukas ir tada jame yra before. Tas before yra paslėptas, nes mes šioje vietoje overflow naudojam hidden. Jeigu aš komentuosiu, turėtų paaiškėti, kaip čia viskas veikia. Matysim, yra tiesiog toks stačiakampis, kuris užėjus ant hover tiesiog rotuoja ir uždengia, ar ne, užeina už jo. O taip paprastai. Ir kadangi jo nesimato, o matosi tik tos linijos, kur jisai liečiasi, dėl to atrodo, kad linija aplinkui mūsų hover tą elementą apsibrėžia. Kitas pavyzdys yra šis, aš prasiplėsiu, kad geriau matytumėt, kur užėjus ant skirtingų linkų, jie tiesiog jų fonas, ar ne, keičiasi ir taip gražiai atrodo išlenda. O tas išlindimas iš tikrųjų yra sukurtas vėlgi su pseudo elementu, tik šį kartą after yra naudojamas. Ir pradžioje yra plotis 0 pikselių. Jeigu čia padarysime, tarkim, 50%, matysim, kad iš karto jau 50 yra. Tai va, o kuomet yra 0, jie yra pačioj pradžioje ir tada, kai mes užeinam su hover, naudojant funkcijas ir transition, padarom 100%. Galėtume daryti 80, tada būtų ne iki galo. Gerai, ir paskutinis yra tiesiog išlindimas, ar ne? Kur irgi naudojant before ir after keičiasi mūsų stilius. Ok, manau, visi įsirašėt, įsikėlėt nuotraukas į savo portfolio page aplankalą. Šitos aš išsijungsiu. Dar apie before ir after šnekėsim. Dabar svarbiausia, kad visi būtumėt pasiruošę darbui. Ir šitą pavadinimą ir nuotrauką galite išsitrinti. Ir pačioj pirmoji vietoje mes tiesiog užsidėsime ant fono nuotrauką, kad būtų pilno pločio. Tai starterį gal aš paliksiu, sukursiu style.css, bet
geriau, kadangi mes nemažai stiliaus rašysime, naudoti styles aplankalą, į kurį įkelsime daugiau stiliaus savo failų. Tai vietoj styles CSS vieno failo susikurkit pradžiai styles aplankalą, atsargiai nesusikurkite images viduje. Images turi būti suskliausta. Jeigu images viduje netyčia susikūrė, labai nesunku ir iškelti. Tiesiog vilkit į pačią apačią ir va, spauskit move ir išsikels. Tai styles aplankalas turėtų būti šalia images ir šalia jų abiejų turėtų indeksas būti. Taip ir tada spauskit ant styles antrą pelės, new file ir susikurkite savo pirmąjį stiliaus failą, kurį galime pavadinti tiesiog body CSS. Taip ir tada body CSS viduje, pirmoji vietoj, čia aš gal pasirašysiu H1 pavadinimas ir tą nuotrauką, images, kad matytųsi, ką darau. Taip, body viduje, jums nebūtina ten į HTML rašyti, bet taip pat galite pavadinimą pasirašyti ir nuotrauką. Ir tada body viduje nuresetinkime visus elementus, margin 0, padding 0. Taip pat yra, kad neleistų mums pažymėti šito teksto, galime naudoti user select none, nuimti visiems elementam, kad neleistų pasibraukti. Taip, bet kad veiktų, mums ir nusiresetintų, matot, niekas nesikeičia, užkomentuoju, matot, niekas nesikeičia, mums reikia su HTML susijęti savo stilių. Tai mes sulinkinom su styles CSS, bet nesulinkinom su styles aplankale esančių body CSS. Tai čia ištrinkite ar kavučiukas, ką parašėt ir rašykite styles, pasviras brūkšnys ir matom, duoda jums pasirinkti body CSS. Ir tada prisitaikys stilius. Labai gerai. Dabar, kad būtų gražesnis šriftas, eikime į Google Fonts. Taip. Ir tada About Google Fonts. Ištrinkime šitos, kur anksčiau naudojam. Spauskime 3 brūkšnelius Fonts ir ieškokime šrifto, kuris vadinsis Source Sans Pro. Paspauskime ant šito Source Sans Pro šrifto ir pasirinkime 300 ir 900. Paprastus. Light 300 ir Black 900. Ir tada viršuje paspauskit View Selected Families, bus Light 300 ir Black 900. Anksčiau mes kaip linką pridėjom į HTML virš savo Style CSS, šiuo atveju dabar būtų virš Styles Body CSS, bet aš norėčiau, kad šiame projekte mes spaustume Import ir tai, kas tarp Style šitų tagų viduje, tą Import pasižymėtume, Ctrl+C ir į Body CSS virš savo reseto pridėtume. Ir tada, jeigu čia priskirsime Font Family, Source Sans Pro, pasikeis mūsų šriftas, mes galėtume taip pat jį sukopijuoti iš čia ir tiesiog prisidėti į copy-paste prie savo Font Family. Nu, va taip paprastai. Gerai. Ir dabar, kai susitvarkiam su šriftais, juos prisiskyrėm, galime prisidėti savo foną. Tai čia galim parašyti komentarą, Ctrl pasviras brūkšnys, background, kad būtų aiškiau, kas vyksta, ir tada body, background, ir pradžioj galbūt pradėkime nuo paprastos tiesiog spalvos. Tai duosiu jums kodą, hashtagas, kad hashtagą parašytumėt, galite Google naudotis, hashtag ieškoti, lietuviškai grotešime, taip pat galite Shift ir 3 spausti, arba Alt ir Trim5 komandą. Alt, Trim5 ir tada atleidžiat tiek Alt, tiek 5. Tai Alt, Trim5 man asmeniškai lengviausia. Gerai, tai Alt Trim5 grotešime 348 CB2. Ir matysim, kad labai gražiai su fonu susilieja. Nes aš būtent šitą spalvą pasiėmiau iš nuotraukos. Kaip pasimti iš nuotraukos spalvą? Tai parodysiu. Antras pelės, Inspect, susirandam Select įrankį, spaudžiam ant nuotraukos, galime spausti ant body, čia kur yra spalva, matot, paspaudžiam ant to kvadratėlio, Select Tool ir tada galima keisti su Color Pickeriu. Matai, matot. Ir tada, jeigu norite gauti būtent šitą kodą, čia galite keisti su rodiklytėm, kol rasit hex kodą, nusikopinti ir įsidėti kaip aš. Gerai, super. Ir dabar, norėdami, kad gražiai atrodytų mūsų nuotrauka per visą mūsų plotį, naudokime before, šiek tiek dar informacijos, kaip before veikia, before ir after. Tai matysim, kad mes su before ir after galime turinį kurti HTML, ne per HTML, o tiesiai per CSS. Tai čia pridėkim body before, duokim content tuščias kabutės, pridėkim position
kad būtų ant viršaus absolute. Čia duokim position relative, kad ir riboti į body tiesiog ploti aukštį. Duokim body aukštį, height 100 matomo aukščio, view height, gerai. Atsiras šitas scrollinimas, kad jį nuimti. Duokime overflow hidden, išnyks. Ir tada, kad būtų fonas per visą, mes čia indeksą galim nuotrauką pašalinti. Pavadinimas tegul kol kas būna. Ir tada čia pridėkim background, URL ir nurodykim. Grįžtam atgal. 2 taškeliai grįžta iš styles aplankalo atgal į pagrindinį ir eisim tada į images ir susirasim background JPG. Kol kas nesimatys, nes nesame priskyrę nei pločio, nei aukščio. Tai duokime aukštį, height 300 pikselio ir plotis bus ne 700, bet 7000, nes mes padarysim, kad jisai judėtų iš kairės į dešinę ir mums reikia to didelio dydžio. Gerai, tai dabar norim, kad jis būtų ne bet kur, o apačioje ir kairėje. Prasidėtų nuo apačios ir kairės, tai bottom ir left. Gerai. Taip, dabar, kad gražiai įsirėmintum, naudosim background size contain, ir iš karto pagražėja, matot, kalnai. Ir kadangi labai yra didelios raiškos šitą nuotrauką, matom ir čia jūsų puslapyje, jie turėtų būti labai geros raiškos, o tas fonas susilieja gražiai iš nuotraukos dėl to, kad mes čia pridėjom background. Kitai būtų baltas. Nu va, taip ir žaidžiam. Optinę apgaulę, ar ne? Tai pridėjom background size contain ir galime padaryti, kad jisai kartotųsi tik tais ties X pozicija. Tai background repeat ir repeat X. Nes mes norėsim, kad slinktų ir kartotųsi iš kairės į dešinę. Dabar, kad būtų gražus, kad jis būtų pačiam priekyje, prieš kitus elementus, galėsime nurodyti Z indeksą, kuris šiaip būna 0 standartinis, ir jeigu norėtume, kad būtų priekyje, tiesiog jį didintume ten 1, 2 ir 3. Bet šiuo atveju mes norėsim, kad jis būtų kaip tik ne priekyje, bet gale. Dėl to naudosim Z indeksą. Mažesnį už 0, tai yra -1. Ir beveik esam pasiruošę darbui, animacijos darbui, kad mūsų kalnai judėtų iš kairės į dešinę. Taip, tai pridėkim keyframes, kurį naudojame ir praeitam projekte, ir galim BG tiesiog parašyti. Ir tada from, transform, keisim, translate X poziciją nuo 0, pasidauginam, Alt Shift į apačią, to X poziciją 3500 pikselių. Gerai, ir tada čia, kur before, pridėsim animaciją, animation, BG, per 60 sekundžių, infinite, ir pasižiūrėkime. Pradžiai kaip veikia. Nu va, puiku. Kaip gražiai mūsų, matote, kalnai juda iš kairės į dešinę. Dabar, jeigu norėtume, kad nebūtų įsibėgėjimo, kaip pačioj pradžioj, ar ne, ir perėjimo to, kad kaip mašina važiuoja, pavyzdžiui, įsibėgėja, kad pasiektų tam tikrą greitį ir po to, kai nori sustoti, jinai sulėtėja. Tai kad to nebūtų, mes pridėkim dar liniją parametrą, kuris padarys, kad kaip Tesla, žinot, iš karto šautų vienodas greitis. Arba kaip kokia raketa. Tai šiuo atveju pas mumis nebus tas didelis greitis, mes galėtume, aišku, padaryti 6 sekundės, tai čia viskas liektų, bet mums reikia tiesiog tokios ramaus tokio slenkančio fono kažkur toli tų kalnų. Gerai, tai pasidarėm, kad jie gražiai slinktų. Dabar pasidarykime, kad būtų ant viršaus tokia kaip stiklas tarsi, kaip stiklo iliuzija. Vėlgi naudosim pseudo elementą, tik tai ne before, o after. Body, after, content, tuščios kabutės, pridėsim position absolute, nustatysim viršui, apačioj, kairiai ir dešiniai, jog išstemtų mūsų tą įsivaizduojamą stiklą, ir tada pridėsime background, URL, grįžtam į pagrindinį images ir tada matysim, čia yra overlay pattern ir kol kas šitą pridėjus, nieko nesikeis, ar ne? Tad pridėsim dar kablelį, URL dar vieną ir 2 taškeliai, pasiras brūkšnys, images ir overlay SVG. Ir tada turės šitokį vaizdą. Čia ištriniau netyčia vingiuotus skliaustelius, dėl to parūdanau. Tai stenkitės nepraleidinėti nei kabletaškių, nei dvitaškių, nei skliaustelių, nes jie tada sugadina, jeigu jų nebūna, susigadina. Ir gražiai matot, viskas atrodo, tik kartojasi ir nusikerta mūsų tas, ta mozaika arba tas stiklas, kaip čia pavadinti. Tai
nueikim į body after ir pridėkime background repeat ir X. No repeat prie X pozicijos. Gerai. Bet tada iš viso išmeta, matot? Tai kad gražiai atrodytų, mums reikia labai, svarbu nurodyti background size, auto ir cover. Tai pasižiūrėkim, ko dar trūksta. Aš nepatikslinau, kad čia yra background repeat. Gerai. Super. Ir tada, kaip įsitempia, žiūrėkim. Viskas gražiai, tik tais norėtųsi, kad, liktais, kad nenusikirstų mūsų, nors kaip ir į 3 dalis viskas pasiskirsto. Gerai, gal ir palikim tada taip. Pridėjom ar ne, kad būtų užsklanda, pridėjom, kad būtų mūsų slenkantis fonas ir stiklas. Dabar ką dar čia galėtume padaryti šioje pamokėlėje, tai yra prisidėti ikonas. Taip, tai eikime, ištrinkime H1 ir eikime į internetą ir ieškokime Font Awesome CDN. Ir jums išmes Font Awesome CDN nuorodą, paspauskite ant jos ir tada matysim, čia yra nuoroda, bet jos nežymėkite, pasirinkite tiesiog copy link tag ir tą copy link tag galėtume prisidėti tiesiai virš savo CSS. Žinoma, daug geriau būtų pasižymėti šitą nuorodą ir panašiai kaip mes, kadangi jau importuojam savo šriftus, taip ir čia importuoti ir savo ikonas. Ikonų galeriją, kurią mes naudosim iš Fontos. Tai parašykite import, import, URL ir tarp kabučių įdėkite tą nuorodą. Ir tada, kad patikrintume, jog veikia mūsų ikonas, einam į Font Awesome, susiraskime kokį Facebook arba Twitter, tarkim Twitter, paspauskite copy ikonutą ir įdėkite į body. Pažiūrėkime. Na ir matysim, kad čia atsiranda Twitterio ikona. Ir mes tada būsim pasiruošę jau kitam etapui, tai yra kurti savo turinį, portfolio page, o šiam kartui tiek.